Įsivaizduokite tokius influencerius kaip Karolina Meskina. Jinai gertų jūsų Beribu kokteilį ir viskas, visi pirks. Ir trečia, bet manau pati geriausia mūsų idėja, tai šaldytų uogų kokteiliai skrydžiuose. Jūs įsivaizduokit, jūs skrendat lėktuvu ir geriat Beribu šaldytą uogų kokteilį. Nemanot, kad per brangu truputėlį? Ir kaip jūs įsivaizduojat, kad skrydžiuose plaksit šaldytų uogų kokteilius? Žiauriai blogai, ta prasme viskas tragedija, nei vienos šitos idėjos tikrai nebus ir aš iš tikrųjų aš nežinau, ką jums pasakyti, tiesiog kad žiauriai blogai. Mes nežinom, ką jūs galvojat. Tai pergalvokit visą strategiją, paruoškit mums naująją, normalią, čia nesityčiokit iš mūsų ir tada tiesiog žiūrėsim, ką galim padaryti. Many versions later. Labą dieną. Išsiaiškinome labai svarbų faktą. Jūs Beribu esate itin patikimi, tačiau Turime problemą. Tas pasitikėjimas neauga. mūsų tikslas įskiepyti jums žinomumo idėją. Ir mes užsibrėžėme tikslą per 6 mėnesius žinomumą padidinti 20%, būtent 25-45 miesto gyventojų tarpe. Taigi šį tikslą sieksime 2 frontais. Pirmasis mūsų būtų tai, kad kelsime video reelsus į TikToką ir Instagramą, kurie įrodys, kad Beribu lygu patogu. Ir antra mūsų idėja yra tai kolabas su vintažinių rūbų parduotuvė Think Twice, kuri yra tokia pat tvari, kaip esate ir jūs. Taigi visam šiam komunikacijos strategijos planui mums reikėtų 3000 eurų. 1000 eurų influenceriam, vienam didesniam, 2 mažesniam. Tuomet 600 eurų būtų skirti reelsų filmavimam, kadangi reelsus filmuotume pačios, tai biudžetas gautųsi mažesnis. 400 pasiliekame nenumatytoms išlaidoms. Na ir likęs 1000 būtų skirtas 2 renginiams, kurie padėtų padidinti mūsų žinomumą. Taigi pagrindinė komunikacinė žinutė, kurią skleisime tiek per socialinius tinklus, tiek renginio metu, kad pasiektume savo įsikeltus tikslus, yra ta, kad Tvaru plus patogu lygu Beribu. ir mes žinome, kad ši idėja tikrai padidins žinomumą. Na, o kad jums būtų lengviau įsivaizduoti, dabar pateikiame savo idėjos pavyzdžių. Geriau, tikrai.